turėjom treniruočių netgi 2 važiavimus, per kuriuos supratom, kad visgi šiandien bus sunku, kadangi variklis dirba tik ant 6 cilindrų. Bandysim mauti plonesnės padangas, didesnės ir tikėkimės pavyks suvažiuoti. Galbūt dar mechanikams įvyks stebuklas ir pavyks prikelti tos 2 cilindrus, bet šansų mažai iš esmės. Tai pagal esamą situaciją bandysim prisitaikyti ir žiūrėsim, kas bus. Kaip nuotaikos? Šiaip gera trasa, galėtų mašiną važiuoti, būtų tikrai daug geriau. Iš esmės tai laukiam varžybų visą laiką per varžybas atsipalaiduoja ir šventė vis tiek būna, kad ir kaip besisek. Po 95 skambučių ir patarimų turbūt atradom, kad yra užstrigę vanusai visgi motorė, ko vietoj sutvarkyti negalim, kadangi neturim įrangos tinkamos. Ir šiaip jau kvalifikacija yra prasidėjus, laukiam savo važiavimo, todėl užsidėjom kaip norit slidžias padangas ir bandysim važiuoti taip, kaip yra. Tikėkimės, turėtų užtekti to, kas yra atlikę iš motoro galios ir reikia suprasti. Žiūrėsim, kas bus. O kaip jausena? Kaip 100 arklių atėmus. Daugiau negu 100. Nu, kokį 2 PM gal yra. Pavyks? Tai aišku, gal. Pažiūrėsim. Bandysim, ką galim.